Labą dieną, aš esu Rolandas Leidininkas, dirbantis Lietuvos kalėjimų tarnyboje, kinologijos skyriaus kinologas specialistas ir atstovauju, naujų šeimininkų klubui kaip ekspertas, kad paaiškinčiau žmonėm, kaip reikia dresuoti, auginti, auklėti šunelius ir konkrečiai nuo ko pradėti prieš juos įsigijant. Pirmiausiai, manyčiau, reikėtų įsivertinti, ar jūs turite galimybės jį laikyti, auginti, vedžioti, ar turite finansų dresiruoti, ar turite laiko fiziškai, kaip sakant, iškrauti ir psichologiškai iškrauti buvimus su šuniuku. Šeimininkas turi būti su šuniuku ilgiau per dieną negu kad valandą. Turėtumėte pasvarstyti, kokios veislės jūs galite laikyti šunelį. Kai kurie žmonės, tarkim, yra silpnesni, jie negali išlaikyti didesnio šunio ant pavadėlio, negali dresiruoti, tai rekomenduočiau tada mažesnių veislių šuniukus įsigyti. Reikia nuspręsti, ar turite galimybės įsigyti darbinių linijų šunelį, nes darbinių linijų šuneliai tarnybiniai ar medžiokliniai, jie reikalauja labai daug dėmesio, kad išsikrautų fiziškai. Jeigu žmogus turi patirties, tai gali dresuotis ir pats, bet dažniausiai žmonės neturi patirties arba ta informacija, ta patirtis yra jau pasenusi, yra naujų patirčių, pozityvių, kur galima šunelį treniruoti, pozityviai, nenaudojant korekcijų ir taip toliau, vienu žodžiu per gėrį, kaip sakant. Tai rekomenduočiau visą žinias atnaujinti ir užsirašyti į dresūros mokyklą. Tai galima vadinti dar ir nedresūrą, galima vadinti reikiamą elgesio formavimu. Nes daug kas įsivaizduoja dresūrą sėdėt, gulėt pas mane greta komandas, tas, kad šuniukas išmoktų. Pagrindinis dalykas yra, kaip formuoti kontaktą su šuneliu tarp šeimininko ir šuns, kaip formuoti reikiamą elgesį. Tai šitą visą dalyką galima daryti namuose ir kuo anksčiau, tuo geriau. Pagrindiniai žingsniai tai yra kontaktų kūrimas pirmoje eilėje, nes tai yra pamatų pamatas. Šuo, kada yra sukurtas kontaktas tarp šeimininko ir šuns, jisai laikosi prie šeimininko, jisai stengiasi dėl šeimininko, nori įtikti ir atlikti tam tikrus įvairius pratimus, įvairius elgesius, kur norėtų pats šeimininkas, kad atlikinėtų šuniukas. Jeigu taip tariant, ribų pačių tokių kaip ir nėra, bet trumpai drūtai tariant, nuo 2 iki 4 mėnesių labai gerai formuojasi kontaktas, labai gerai šuniukas mokinasi. Ir pirmas toksai etapas pas naująjį šeimininką yra socializacijos formavime. Tai visiems, sakyčiau, pirmoje eilėje tai yra kontakto formavimas, tai iš tikrųjų daug kas klausia, kaip tai formuoti tą kontaktą. Pirmas toks geriausias žingsnis - maitinimas iš rankų. Šeimininkas maitina iš rankų. Nesuteikti šuniukui streso. Jeigu jisai atkeliavo į jūsų namus iš prieglaudos, tai pasistengkite kuo arčiau pasimti šunelį prie savęs į namus, kad būtų šuniukas tas prie jūsų. Nepulti daryti tam tikrų spaudimų su draudimais ir be abejonės rekomenduočiau kreiptis pas specialistus, kurie suteiks plačią informaciją, kuri suteikiama per ilgą laiką. Tai praktiškai žmogus mokindamasis, kaip reikia auginti ir dresuoti šunį, tikrai gauna labai didelius pagrindus kinologinius. Kinologų gali net ir patapti, jeigu labai norės besimokindamas žmogus iš tikrųjų. Lietuvoje tikrai yra galimybių daug ir įvairiuose tarnybose gali žmogus mokintis kinologijos ir mėgėjų klubuose ir mokyklose įvairiuose ir taip toliau. Tai pirmiausiai pradėkim nuo to, kad reikia šuneliui suteikti fizinį įsikrovimą. Fizinis įsikrovimas tai dažnas pasivaikščiojimas. Žmonės labai dažnai maišo pasivaikščiojimą su laisvę. Paleidžia dideliam kieme savo šuniuką ir galvoja, kad jisai ten pasivaikščios. Nieko panašaus. Reikia vaikščioti su šuneliu, eiti tam tikrus atstumus, pagal amžių šuns veislę ir šuns sudėjimą, Kai kurie žmonės net į žygį su savo suaugusiais šunimis eina, kur 15-20 km su vokiečių aviganiu ir drąsiai praeina. Dažniausiai šuneliai griaužia iš nuobodulio baldus.
Ir antras toksai variantas yra, kada žaislai yra mediniai, šuneliui duodami griaužt. Pradėkim nuo pagalio kažkokio, tai žmogus žaidžia su pagaliais ir paskui stebisi, kad namuose griaužia baldą. Tai nežaiskite su tokiais žaislais, kurie pagaminti iš tam tikrų, medžiagų. Tai netgi gali būti, kad visiškai netyčia žmogus gali žaisti ir su savo tapke ir paskui stebisi, kad batą sugriaužia. Būkim sąžiningi ir šuns atžvilgiu ir patys savo būkim sąžiningi ir teisingi. Dažniau vedžioti į lauką ir girti už šitą procesą, ką padarė lauke. Dažnas sako, mano šuo tik grįžta iš ilgo pasivaikščiojimo ir vėl pridaro namuose. Tai yra kita problema. Šuo bijo lauke daryti. Tai reiškia nedrąsu jam, o namuose jisai įpratęs, jau yra įpratis išdirbtas ir jisai atsipalaiduoja ir padaro gamtinius reikalus. Tai pagrindinis dalykas, kuo dažniau vesti, apskaičiuoti biologinį laikrodį, kada po pamiegojimo, kada po paėdimo ir skatinti šunelį, kad tą procesą padarė lauke. Čia irgi labai plati tema, bet jeigu taip trumpai drūtai pasakyt, tai tinkamas apdovanojimas yra tada, kada šuo atliko gerą elgesį tyčia, netyčia, maistu, balsu ir galbūt net ir pažaidimu pačiu. Tai dažniausias, reiškia, mums tinkamiausias būtų paskatinimo būdas tai balsas, socialinis pagirimas, nes galbūt mes maisto neturim, bet vis viena prieš tai reikia būti susiformavęs kontaktą, nes jeigu nebus suformuotas tarp šuns ir šeimininko kontaktas, tai šuo ne pagirimo, ne ignoravimo neįvertins jisai taip. Reiškia, vis vien turim nuo kontakto pradėti formuoti.